žaidimas, kai visada. Trečia kėdė nuo galo yra jau gal 3 ar 4 metus, kiek esu komandas, tai visą sėdžiu būtent šitoj vietoj. Nežinau, čia jau kažkoks įprotis yra, gale nemėgstu sėdėti, patinka būtent šitoj vietoj ir manau, kad kitose komandose irgi bandysiu šitą vietą gauti, jeigu bus įmanoma. Nesu tas mėgėjas kelionių metu žais kortom ar ten kažką. Dažniausiai arba miegu, arba leidžiu laiką prie kompiuterio. Visokie filmai, naujienų sekimas. Bigfoot. Vis laiką stengiuosi apsidrausti keliom dienom į priekį, daugiau keletą aprangų, 2 poras kėdų, nes yra tekę, kad Hamburge vieni kėdai suplyšo, vidury varžybų reikėjo pasikeisti kitus. Arpodai, planšetė vis laiką pakrovėjų, keletas, tai esu pasiruošęs. Arenoje nesu buvęs, būtent šitoj nesu žaidęs, bet tikrai komanda pasikeitęs nuo pirmų varžybų. Turi keletą naujų žaidėjų, keletą pakeitimų komandai. Svarbus mačas ir apie jokį atsipladavimą ar nekovingumą ar nenusiteikimą nėra net kalbos, manau. O, lazanijos turim. Visai fainai atrodo. Reikia pasistiprinti prieš rytojaus varžybas makaroniukų trupučiuką, bet ne per daug. Šiaip esu labai išrankus maistui, daug ko labai nevalgau. Tai renkuosi elementarius tokius, elementarų maistą, bulvės, makaronai, šiek tiek žuvies, pagrindinį vištieną. Ten jokių įvairiausių salotų, mišrainių nelabai valgau, tai tokį sausą, paprastą maistą. Reikia viską paragauti, reikia palikti vietos desertui. Kaip palui? Nežinau, su ko čia. Čia žuvis buvo. Žuvis mėsa. Tinka, ne? Gerai čia? Čia visko po truputį. Viena iš taisyklių yra, dažniausiai laukiam visų, kol surinksim visi ir eina valgyti. Bet šiandien tokia išskirtinė diena, kad tik atvažiavo maistas jau buvo paruoštas šiek tiek anksčiau, tai jau nebelaukiam, einam, kas nori, kaip pavalgo. Čia kaip kapitonas pasako, dažniausiai būna. Jo žodis būna lemiamas. Kažkur va čia. Vyksta pasirašymas. Su Dominiku dirbam ir tikėkime, jis padės kažkiek. Nežinau, visi gerai dirba. Visi gerai, visi stengiasi padėti. Reikia tik tai, kad komandai sektųsi gerai ir visi bus laimingi, visi bus patenkinti. Kaip ar nuo užpagalį? Stiprokas. Stiprokas yra ten košės? Šiek tiek. Savo masažą baigti, vandenukas, miegot ir ilsėtis. Rytoj kovot. Tai buvo gal pernai toks vienas įdomesnis dalykas, kad važiuojant į play-offus, vairuotojas padarė mini avariją, tai reikėjo su savo mašina važiuoti. Kur kali? O į darbą. Į mašiną? Kas čia Arnai atsitiko? Tragedija. Avarija. Tragedija. Tai ką dabar darysiu? Klauskit Astiaus pūko. Astijai greit deklaraciją supildai. Astio, davai. Nieko čia nėra, seniai. Nieko čia nėra. Važiak, dar važiavo. Viskas gerai, įprastai kaip ir prieš kiekvienas varžybas, ta pati rutina, paskutinės detalės susidedam prieš varžybas ir manau, kad maksimaliai pasiruošę kovoti.
kokia rutina tavo yra prieš rungtynių dieną? Nieko tokio keisto neturiu. Svarbiausia nepersimiegot pietų miego ir viskas.